mūsų yra tik 4, ar ne, bet mes turime tikrai ribotą laiką. Ir diskusijos dalyviai jau įvardino, kad dėja užtęsti negalime. Tai tikrai atsižvelgdami į tai bandysime konstruktyviai ir produktyviai pakalbėti. Pirmiausia, labai norėčiau, kad mūsų salės dalyviai labiau taip sužinotų, kodėl jūs būtent esate šitoje diskusijoje ir kuo jūs galite padėti toms idėjoms susitikti pinigus. Tai Romualda, inovacijų agentūra. Skaitau, kad tai tikslas jūsų tenkinti viešuosius interesus, skatinant mokslo žiniomis, pažangiomis technologijomis, inovacijomis grįstą darnų ekonomikos vystymas ir didinant šalies tarptautinį konkurencingumą. Ką tai reiškia ir kaip jums sekasi tai vykdyti? Sveiki, pirmiausia, turiu prisipažinti, kad šakiuose esu pirmą kartą gyvenime. Tai vis dar yra tų pirmų kartų ir neturiu čia nei draugų, nei giminių, tai esu visiškai nešališka. Tai mane greičiausiai pakvietė ne todėl, kad aš šakinė, ar nežinau, kaip jūs vadinat, bet todėl, kad kažką tai darom su verslu. Ir iš tikrųjų inovacijų agentūra prieš 1,5 metų buvo suformuota kaip nauja agentūra, apjungiant 3 agentūras, LVP, MITA ir Versli Lietuva, tam, kad verslui būtų patogiau. Toks vienas langelis. Atėjai, kaip sako, iš karto apsipirkai kaip supermarkete ir turim paslaugų, dabar ir iš karto pareklamuosiu, nes čia liko tikrai tie, kurie suinteresuoti, nes kam baigėsi pamokos jau pabėgo namo, bet kas galvoja apie verslą liko. Tai nuo to, kaip įsteigti verslą, tiesiog konsultuojame net kokią formą pasirinkti, ką daryti, toliau kaip inovacijas kurti, kaip eksportą vystyti, iki pat galo, kai jau užauga pasaulinė sėkmės istorija ir jau ten tiesiog džiaugiamės, jeigu tampa didelė bendrovė, tai jau išeina iš mūsų paslaugų krepšelio, nes iš tikrųjų padedam smulkiom ir vidutiniam įmonėm, bet jų Lietuvoje yra geras 100 000, tai yra ką veikti. Ir regionuose turime tokius bendradarbystės centrus Spiečiai. Esat kas nors girdėję? Mano 2 kolegės iš Spiečių, matau, tikrai žino. Tai turime artimiausias Marijampolėje, ne? Tai didmiesčiuose negalime turėti, tai čia yra jūsų išskirtinumas. Mes negalim turėti tokios paslaugos ir auginti verslų nei Vilniuje, pavyzdžiui, dėl konkurencijos, nes ten yra daug privačių iniciatyvų, akceleratoriai įvairūs, programos. Tai ten, kur privatus verslas neplanuoja ateiti, nes mažai potencialo, ten gali tik tais, kaip sakoma, valstybė įsikišti. Tai va, tos savivaldybės, kurios aktyvios, kurios nori turėti verslo, tokios inkubavimo, akceleravimo paslaugas, tai randam bendrą modelį ir vienur dirba franšizės principų, kitur yra visiškai mūsų valdomi. Ir mes tenai stengiamės, kad ateitų kuo daugiau verslų, įsisteigtų, jie gauna mokymus, gauna mentorystę, gali gauti ir netgi subsidijas, jeigu gerai dirba. Tai žinau, kad jie lieka paskui aliumni, net nenori išeiti iš tos bendruomenės, nes iš tikrųjų vieni su kitais bendrauja, susitinka, randa ir paslaugų tiekėjų, ir pirkėjų. Tai aš matau labai daug vertės, kad tiesiog jie gauna ne tik mūsų paslaugas, bet ir iš tarpusavį labai daug mokosi. Tai gal čia yra tai, kas yra arčiausiai regiono, kur mes esam čia ir dabar, o toliau tiesiog yra krūva paslaugų, reikia tik tai jas atsirinkti pagal save, kokio tipo įmonė, koks brandos etapas. Mes tikrai pakonsultuojame ir nepaisant to, kad esame Vilniuje, tai čia šiais laikais tai tikrai yra ne problema. Ačiū Jums labai. Lietuvos Junior Achievement. Tai pirmoji Lietuvoje nevyriausybinė organizacija, ar ne? Sėkmingai jau 30 metų įgyvendinanti progresinio ekonominio švietimo, verslumo ugdymo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose. Pasidalinkite, kaip jums sekasi. Ačiū labai, labai gera čia sugrįžti. Sugrįžti dėl to, kad iš tiesų pastaraisiais keliais metais kartu su Junior Achievement ir mūsų poveikio investuotojais Kantagra ir vietos savivaldybė po truputėlį vis stipriau diegiame Šakiuose Junior Achievement programas nuo 1 iki 12 klasės, kad mokiniai dar mokykloje susipažintų su esminės ekonomikos pagrindais, atskirtų noriu, reikia, susipažintų su esminiais finansinio raštingumo pamatais,
testavimas ir turėtų galimybę dar mokyklai praktiškai išbandyti sukurti pirmąją savo įmonę. Tai yra mokomąją mokinių bendrovę. Tai čia ir auditorijai matau mokytojas, kurios jau dirba su Junior Achievement programomis čia mokykloje. Ir tai, sakyčiau, yra tas pirmas žingsnis. Pati, turėdama patirties tiek verslo, tiek vadovaujant nepelno siekiančiai organizacijai, suprantu, kad griaunu visus mitus, nes 21 amžiuje nebėra skirtumo, kada tu gali pradėti savo verslą. Ar tau yra 16 ar 50. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandieniniai jau paaugliai ir dar jaunesni gali labai praktiškai per realų patyrimą mokykloje bandyti kurti savo mokomąsias įmones. Kurti tikruosius produktus, vesti juos į rinką, dirbti su tikrais pinigais, patirti pirmasis klaidas, patirti pirmasis sėkmes ir patirti ir suvokti, kaipgi atrodo tas gyvenimas už mokyklos ribų. Antras dalykas, ką mes šiemet padarėm, kadangi Junior Achievement jau yra 30 metų ir kasmet mes daug mokyklų išleidžia alumnius, mokomųjų mokinių bendrovių kūrėjus ir dalis jų iš tiesų nori kurti toliau savo verslus. Nes kaip ir čia auditorija esantis verslininkai, matyt, supranta, kad jeigu metus bandai padaryti ir matai, kad tikrai veikia, yra klientas, puikus prototipas, tau pavyko pamatyti nišą, tai visada būna klausimas pirmojo startinio kapitalo. Tai sausio mėnesį atidarėm Lietuvoje tokį netipinį neliečiamą kapitalo fondą, kurio tikslas bus investuoti būtent į Junior Achievement alumni mokomųjų mokinių bendrovių įmonės. Tai yra tuos jaunus žmonės, kurie gal šiandien dar rinkoje turi mažai pasitikėjimo, nes dar mažai patirties, bet mes jau juos matom, žinom iš mokytojų rekomendacijų, matom jų asmeninį augimą ir mes jau padarėm pirmą investiciją į matematikos mokymosi startuolį e-licėjus. Jau rudenį jisai pradeda veikti Lietuvoje ir tai yra jauni žmonės, jiems dar tik tarp 20 ir 23, beje, jų komandai yra ir mokytoja, kurie pradėjo Lietuvoje štai tą dirbtiniu intelektu paremtą sprendimą. Ir žinoma, kai jie ieškojo pirmo investicinio kapitalo, tai jie dar nėra pasiruošę, ar ne visi gal rinkai, bet kadangi mes jau žinojom, mentoriavom jiem labai daug laiko, jau galėjom surinkti ir padėti jiem pirmasis investicijas. Na ir tas trečias dalykas, kas matyt yra labai svarbu, kame Junior Achievement stengiasi nuolat prisidėti, tai labai dažnai, kai mes kuriam pirmosius savo verslus, netiek svarbu pinigai, netiek svarbu, kokia dar tavo idėja pasikeis, bet kaip svarbu yra mentorystė. Ar ne tie žmonės, kurie tau gali pasitikėti, aš tavim tikiu, pabandyk, nepavyks, pabandyk iš naujo, kurie gali profesionaliai patarti, ką daryti ir kaip daryti daugiau. Tai visus čia esančius kviečiu gruodžio 8 dieną atvažiuoti į sostinę, į Litexpo. Nusimato mokomųjų mokinių bendrovių fiesta kalėdinė mugė, kurioje atvyks 130 mokinių verslų iš visos Lietuvos, gal net šiek tiek daugiau. Tai yra proga pamatyti, ties kuo šiandien dirba mokiniai, kokios temos yra jų mintise. Tai yra proga jiems susitikti, nes mes sukviečiam apie 200 verslo atstovų iš įvairių įmonių ir partnerių, tam, kad jie patartų, ką jie šiandien gali daryti geriau. Tai gal tiek kol kas. Ačiū Jums. Atsivertusi svetainę AgriFood, aš ką randu, raktažodžius išsirinkau. Tai skaitmenizacija, vadyba, strategija ir lėšų pritraukimas. Prašom apie tai plačiau. Tai sveiki dar kartą visi, tikrai jau vėlyvas metas, bet pirmiausia norėčiau dar kartą padėkoti gerbiamam Seimo nariui Giedriui Surpliui už ne tik, kad pakvietė mane čia, bet apskritai už iniciatyvą. Manau, iniciatyva yra puikiai, regionai turi tikrai didžiulę ateitį. Šiandien mes girdėjome įvairiausių kalbų, nuo pat ryto klausiau, sako, visgi galbūt ar mes čia padarysim, ar čia to žmonės surinksim, ar pavyks. Aš visiškai tikiu, kad pavyks. Ir regionai tai yra būtent ta terpė, kur mano nuomonė mes galim kurti inovacijas. Tai nėra vien tik tai tradiciniai pramoniai, tai yra inovatyvioms idėjoms testavimui, tai yra vieta, kur gali gimti visiškai nauji konceptai. Ir jeigu ypatingai kalbame apie ateitį 2033-aisiais, manau, kad tikrai išvysime ne vieną inovatyvų regioną. Dabar, ką mes kaip organizacija AgriFood Lithuania veikiame, tai labai teisingai pastebėjote.
esame 3, kaip aš labai mėgstu pristatyti, 3 kepurių turėtojai. Pirmiausia, esame klasteriai. Tai man šiandien patiko, kad sąmoningai ar nesąmoningai mes nekartą išgirdome žodį klasteris, kad kviečiame jungtis tarpusavį regionus, kartu atstovauti, kartu eiti su idėjomis bendromis. Mes Lietuvoje iš tiesų turime verslo klasterių ir ne vieną, įvairių sektorių, įvairių industrijų. Ir tikrai kviečiu verslo savininkus burtis į klasterius. Kodėl klasteriai iš tiesų kuria vertę? Dėl to, kad kartu visada galime nueiti toliau, sukurti daugiau. Ypatingai, kada kalbame apie inovacijas, apie naujo tipo paslaugas, naujus produktus, aukštesnę pridėtinę vertę, klasteris atneša daug papildomų žinių, daug papildomų galimybių. Vėlgi, tai yra vieta, kur mes galime rasti susistemintą informaciją. Manau, kad daugeliu atveju yra gana problematiška sekti visas naujienas, visus fondus, kur eiti, ką daryti. Tai visada kviečiu kreiptis į vietinius klasterius, į regioninius klasterius. O kita pusė, turime dar ir tokias naujas organizacijas, viena iš jų esame ir mes, tai Europiniai skaitmeninių inovacijų centrai. Ką tai reiškia? Tai yra centrai dirbantis, tokie beje yra Lietuvoje 3, Vilniaus regione ir 2 apskritai likusiai Lietuvai. Ką jie gali duoti? Šioje vietoje galite sužinoti naujausias technologinės žinias, naujienas, kur link eina pramonė, kas yra testuojama, kokios yra inovacijos ir beje paskatinsiu tikrai kreiptis į šiuos centrus, dėl to, kad jeigu galvojate apie skaitmeninimą savo verslo, tai pirmiausia, čia gausite nemokamas pirminės skaitmeninimo auditus savo įmonėms ir tai nesvarbu, jūs smulkus ar didelis verslas, lygiai taip pat visiems galioja. Ir net nuo ten jau galėsite gauti papildomas konsultacijas, tarkim, kur gauti finansavimą, kaip pilotuoti, kaip prieš investuojant didelius pinigus, tarkim, pasitestuoti mažesnėmis apimtimis ir panašios paslaugos. Taip pat mes dar atstovaujame Europos inovacijų ir technologijų instituto maisto kryptį Lietuvoje, esame akceleratorius, hubas, taip galima sakyti, ką tai reiškia. Šis institutas yra apskritai didžiausia Europos komisijos kofinansuojama iniciatyva, kuri investuoja į inovacijas įvairiose sektoriuose. Tai maistas yra vienas iš tų sektorių ir mes atstovaujame juos. Ką tai reiškia? Vėlgi, kreipusis į mus, galima sužinoti priklausomai nuo to, kokią jūs turite idėją. Gal tai yra pirminė kažkokia, gal jau pradėjote verslą vystyti, bet trūksta, tarkim, kaip šiandien per verslo idėjų pietus diskutavome, trūksta žinių, kur laboratoriją teisinga rasti, kur rasti mokslininkus, kad reikia mokslinių tyrimų ir panašus dalykai, kurie atrodo gana sudėtingi ar komplikuoti, tai mes tikrai galime patarti, į kurias programas kreiptis ir kaip gauti, kaip aš sakau, tų pradinio finansavimo savo idėjai patestuoti, o vėliau, žinoma, ir toms technologijoms ne tik testuoti, bet jas kurti, diegti ir, žinoma, tam tikrais netgi atvejais ir komercializuoti. Su kuo mes dirbame daug, patiko, kaip Andželika paminėjo, startuolis jau nėra tai, kad čia tik tai jaunimas, ar ne? O nors oficialiai yra padarytas tyrimas, kad tam, kad atgaivinti regionus, mums reikia jaunimo ir moterų. Tai čia svarbus reiškia faktorius. Tai mes dirbame daug su studentais, su jaunimu, yra įvairios idėjų generavimų, testavimų programos su įvairaus tipo finansavimais, bet labai daug skatiname moteris. Tai vėlgi, jeigu moteris planuojate daryti verslą, turite idėją, pradėjote, drąsiai kreipkitės,
irgi patarsime, kur link judėti per mentorystės programas. Su kuo aš susidūriau per savo patirtį, moteris yra nepaprastai kuklios. Ir šiandien irgi diskutavome, sako, taip girdėjom apie jūsų programą, vis ruošiame steigti paraišką. Tai nesiruoškite, tiesiog ateikite, pateikite, daugelio atveju mes padedam irgi kartu užpildyti. Kaip mėgstu pabrėžti, šiuo metu yra startuolių amžius. Tikrai įvairiausių fondų, įvairiausio tipo investavimo mechanizmų. Čia gal truputėlį dar vėliau prasiplėsiu, duosiu ir kitiems pasisakyti, bet iš tiesų reikia vienintelio dalyko – drąsos. Ateikit, darykit, konsultuokitės. Ačiū Jums labai. Ir gerbiamas Arūnai, turbūt šakiečiams Jūsų pristatinėti nereikia. Ar ne? Bet dabar prisistatykit visiems, ką jūs veikiat, taip lyg jūsų čia nepažinotų niekas salėje ir kuo jūs galite padėti tai idėjai. Labadiena. Iš tikrųjų esu šakinis, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį čia gyvenau, dirbau. Dar grįžtant į praeitį, lygiai po mėnesio, lapkričio 9, bus jubiliejus 10 metų, kai Šakiuose vyko kongresas. Jis buvo labai panašus į šios dienos renginį. Mes irgi norėjom žiūrėti į ateitį, planavom. Matau, čia daug žmonių tada buvusių, mes visi buvom 10 metų jaunesni. Daugiau energijos, vėlgi dalyvavo profesoriai, mokslininkai, buvo daug idėjų lietus. Tai šiaip rekomenduočiau vis dėlto tas idėjas laikas nuo laiko susiradus archyvuose paskaityti. Ir tik noriu pasakyti, kad iš to irgi daug gerų dalykų buvo. Kai kurios problemos liko, kai ką padarė. Tai viena iš tų sprendimų, tai Šakiuose buvo mano iniciatyva įsteigta Kauno prekybos pramonės amatų rūmų atstovybė, kuri šiai dienai atstovaujama atstovybės darbuotojas Daiva Palukaitinės. Yra tas turbūt didžiausios verslininkus vienijančios organizacijos dalis. Iš viso šiandien Kauno prekybos pramonės amatų rūmuose yra 871 narys. Atstovybės yra Vilkaviškyje, Marijampolėje filialas, Kazlų Rūdoj ir Kalvarijoje kol kas neturim, jie yra prie Marijampolės apsijungę. Taigi šitoj verslo organizacijoje yra ta bendruomenė, kuri dirba labai įvairiom kryptim. Yra Kaune biuras, kuriuose yra specialistai ir tarptautiniai ryšiai, yra mokymo sektorius, yra bendruomenės informacijos renginių organizavimo. Mūsų šakiečiai nariai, šiandien turim 14, jie daugiausiai yra jaunesni verslai, kurie randa būtent naują aplinką, naujos informacijos ir su pagalba, aš manau, kad jiem padeda augti. Dėl to kviečiu, kurie nėra prisijungę ir galbūt nematė galimybę ir atrodo, kad nario mokestis yra kažkoks tai tas daiktas, kuris išleidžia, tai vis dėlto investuokim savo laiką, investuokim į santykius, investuokim į bendrystę ir manau, kad tas verslas mums geriau sektis. Aš turbūt galėčiau būti to pavyzdys, nes manau, kad būtent didžioji dalis sėkmės atėjo per bendradarbiavimą, per bendrystę, per įvairiausias ar frančizės, ar klasterius, ar kitokius būdus. Ir per laiką vis tiek kažkas išsigrynina. O kas nepatinka, tą paliekam naują įmonę. Tai, žodžiu, viskas mūsų rankose. Ačiū Jums labai. Dar norėčiau dabar kreiptis į auditoriją. Labai prašau drąsiai reaguoti, nes turbūt įdomiausia klausyti, kai tai yra kažkiek susijęs su mumis. Tai drąsiai užduokit klausimus visos diskusijos metu, kai galbūt kalba kažką į temą, ką jūs gvildenate, idėją ar ne, galbūt galit konkrečiai paklausti, pateikti savo idėjos pavyzdį ir paklausti, na kaip ir kur tai mano idėjai susitikti tuos pinigus. Tai kviečiu aktyviai įsitraukti, nes šie žmonės atvyko į Šakius ne tam, kad jie vieni su kitais pabendrautų, o tam, kad Sūduvos sostinė Šakiai 2033 metais tikrai būtų ir inovatyvi, ir patraukli jaunam žmogui. Reaguodama taip pat į buvusias diskusijas, šiandieną šypseną sukėlė ar ne, bet Lenkai.
Lenkijos atstovas pateikė tokią mintį, kad Lenkai jie staigiai pamatė, kad tai yra biznis ir jie daro, o lietuviai sakė, yra atsargesni, jie masto, sveria. Jūs iš praktikos susidurėte, ar tai tiesa, ar tikrai lietuviai labai atsargiai žiūri į verslą, į naujų idėjų realizavimą ir ar tai trukdo jiems pasiekti savo tikslų? Dar norėčiau sureaguoti tai, kad atvažiavom dėl jūsų, ne dėl savęs, bet iš tikrųjų mes su Andželika kartu vienoje mašinoje važiavom ir per tą laiką sudėliojom praktiškai visą Lietuvos jaunimo verslumo strategiją. Ne? Tai prašom ir iškloti ją dabar. Šiaip linkiu kuo daugiau kalbėtis su įvairiais žmonėm, ieškoti progų ir kartais tiesiog reikia vieną mašiną važiuoti į tą pačią konferenciją. Tikrai nepritariu, kad lietuviai yra lėti ir neskuba nieko daryti. Mes esame labai greiti. Nežinau, gal su Lenkais lygint šiek tiek lėtesni, bet lyginant su skandinavais tikrai mes esame lėti. Mes pirmą padarom, paskui pagalvojam, nelinkę susitarti, ten puolam, darom, paskui taisom, kas nesigavo. Praeitą savaitę buvau Japonijoje, irgi turėjom susitikimus su japonais verslininkais, jie yra labai lėti, nes jie tiek iki detalių viską iškrapšto, aišku, padaro jau tobulai, nes pas juos ten kokybė turi daiktas veikti visą gyvenimą, bet jie turi didžiausią skaičių patentų, ten bene didžiausią pasaulyje, bet dabar jie labai atsilieka su startuoliais. Jeigu taip žiūrėti per capita, tai mes esame ten tie lyderiai, pas mus jų kūrėsi daug, augimas bene didžiausias visoje Europoje, vos ne pasaulyje. Per paskutinius 5 metus startuolių vertė Lietuvoje išaugo 15 kartų. Tarsi investuotojai, kai pamato tos skaičius, sako, ką jūs čia darot. Mes kaip pasakė vieni belgų delegacija, žinot, mes daug bendraujam su skirtingom šalim, čia viena irgi iš mūsų tokių vertės pasiūlymų dalių ir matom, kaip jie mus vertina, ko jie ieško, ko jie tikisi ir buvo belgų delegacija, sako, jūs jau išsilavinę, jūs jau modernus, bet jūs vis dar alkani, nes jie jau ten gyvena paveldėtose butuose tėvų senelių ir, kas bus, tas bus, išmes iš darbo, nieko tokio pagyvensiu. O pas mus visi dar vis kažko tai dar negana, mes dar žemiau Europos vidurkio, mes turime pavyti ir aplenkti estus kaip minimum, nes jau kai estai pirmauja, tai mus nervina, tai kiekvieną kartą, kai gaunam kokį indeksą, tai kur Estija? Aha. Ir tada ta konkurencija tarp mažų šalių irgi yra gera. Kad mes nesikopiruojam, čia yra kita problema, bet gal čia kokiai kitai diskusijai pašnekėti. Tikrai nesutinku. Ačiū labai. Aš gal uždėsiu tokį akcentą ties rizikos toleranciją. Vienas iš dalykų, kai jau prieš 6 metus vadovauti Junior Achievement tyrimus, kurį patį pirmą pasiėmiau į rankas, tai buvo vienas dalykas, tai mes matėm, kad jauni žmonės dar mokykloje, nepaisant to, kad mes gyvenam rinkos ekonomikos sąlygomis jau 30 metų dabar, mes vis dar turim nepakankamai ekonominio raštingumo ugdymo mokyklose. O antras tyrimo duomuo, kuris man buvo labai įdomus, yra, kad 70% Lietuvos gyventojų nepradeda ko nors daryti, nes labai bijo rizikuoti. Ir nepradeda daryti ne tik kurti verslą, kurti nepelno siekiančias organizacijas, kurti bet kokius startuolius, ar ne. Tai tas esminis momentas, gal kuris leidžia, dėl ko aš labai tikiu, kad būtent praktinį verslumo ugdymą mes turim pradėti dar mokykloje, kad parodyti jaunam žmogui šiandien, kad klaidos yra gerai, kad mes gal neturim ten viską tobulai iš karto žinoti ir tada pradėti daryti, kad jie jau turėtų kuo greičiau, kuo daugiau praktinės realios patirties, kaip veikia procesai, kad jūs kaip rinkos dalyviai turėtumėte progą irgi ateiti į klasę, pas vaikus, jiem mentoriauti, ateiti pasakoti, kaip veikia jūsų verslai, kad jie galėtų pas jūs ateiti, pasižiūrėti, kaip veikia procesai iš vidaus. Tai vienas gal aspektas, kurį matau ir kurį vis tikiuosi, kad mes ugdymo pagalba po truputėlį lengvinam, tai yra tokia baimė rizikuoti, nes pas mus tokia klaidos tolerancijos gal kultūra yra labai labai maža. Jeigu padarai klaidą, tai dabar jau šakis tam visam gyvenimui. O iš tiesų, klaida tai yra dar vienas eksperimentas, imam, pakeičiam, ką žinom, ką išmokom iš klaidų ir darom iš naujo. Tai aš tik taip antrinčiau kolegiams, visiškai pritariu, manau, didžiulį apskritai Lietuvoje tą norą kažką daugiau padaryti
kaip tik ir neša įtaką. Tiek inovacijų agentūra pakankamai yra atviri, daug labai mokymų, Junior Achievement irgi programa, visur girdžiu, dirba. Ir man belieka pasidžiaugti, kai mes jau 5 metai iš eilės labai daug darbuojamės, pasakojame, dirbdami apskritai su visa bendruomenė, ne tik iš agromaisto, bet ir kitų sektorių, kaip kurti, nuo ko pradėti, ką daryti, kokie tie yra pirmi žingsniai, kaip nebijoti, kaip iš karto daug pinigų nesudeginti, ar ne, ir panašus dalykai. Šiaip, jeigu tokią bendrą statistiką pasaulinę pažiūrėtumėm, tai per metus susikuria apie 305 milijonus startuolių visame pasaulyje. Pirmais metais jų išgyvena 10%. Pirmus metus, ar ne? Pirmus metus. Tai belieka pasidžiaugti, gerbiamas Romualdas, ką tik pasakyti skaičiai, ką aš irgi nežinau, kad pirmaujame pasaulyje. Smagu tai girdėti. Ir iš tiesų kiekvienais metais man pačiai tenka stebėti, kad vis daugiau yra ir iš jaunimo pusės, vis daugiau yra kurti, padaryti, nuo kažko pradėti. Jeigu kaip pavyzdys pradiniai hakatonai, ką mes pradėjome organizuoti tame pačiame agromaisto sektoriuje, ar ne, sulaukdavom susidomėjusių, gal ten iki 100. Dabar jau ir 200, ir 300 dalyvių, ir dabar tuoj organizuosime kitą savaitę, turime bendradarbiaujandami su Vilniaus tik tai kolegija. Ir įdomiausia yra tai, kad studentus kviečiame jau ne tik iš agrotechnologijų, mes kviečiame iš marketingo, ekonomikos, tarpdisciplininį, tą vadinamą tokį požiūrį skatiname ir belieka pasidžiaugti, kad susidomėjimas didžiulis. Tai aš manau ateina per tai, kad dirba visos organizacijos ir keičiasi pats požiūris, nes nesikeičiant požiūriui, jeigu tik tai bijosime, paprastai verslas taip ir skamba, kad čia bankrutuosiu, bus blogai, daug aišku startuolių, kaip girdim, ir neįveikia tos ribos, bet pasikartosiu, dabar yra startuolių amžius. Tikrai galima išsitestuoti, gana minimaliais kaštais, ar jūsų idėja veiks. Pakankamai išsamei, aš gal tokią nuomonę, aš manau, kad šiek tiek yra ir kartų problema. Vis dėlto jaunimas, aš suprantu, kad tikrai jie greitesni, drąsesni, taip ir turi būti, o vyresnės kartos žmonės vis tiek, manau, nebūtinai sako, startuolis tai yra jaunas. Bet vyresni kartos vis tiek žmonės yra atsargesni, šiek tiek tokių šaltesnių nervų. Ir kitas dalykas egzistuoja ir vėlgi seni verslai ir tie nauji verslai, tie ieškojimai, nes turbūt vėlgi, kas turi tas ilgas tradicijas, vėlgi jie turbūt šiek tiek nusaikesni yra. Visko yra ir visko turi būti. Manau, kad mes neprastesni už tos Lenkų. Ačiū labai. Klausimas iš auditorijos, prašom. Juokiuosi jau su Gediminu, kad pats konferenciją organizuoju, pats klausimus užduodu. Bet tiesiog, jeigu bus kitų, tai aš mielai užleisiu. Žiūrėkit, mes per pietus diskutavom šiaip su Gediminu Česoniu ir su Rima Urbonaitė, kad kalbam apie Sūduvos regioną, kaip apie būsimą logistikos, ten žemės ūkio, galbūt žaliųjų inovacijų regioną. Bet iš principo, jeigu mes paklaustume ten žmonių gale, tai aš jums garantuoju, kad 80% iš jų nori būti influenceriais. Ir mano klausimas jum, pusiau juokais, pusiau rimtai, bet gal čia labiausiai Kristinai. Kristina, jūs dirbat su agroinovacijom. Ta prasme, tai, ką jūs darot, yra kosmosas. Bet tai yra, ta prasme, žinau, kad jūsų įmonėje dirba ten 20 darbuotojų, jie visi yra mokslo daktarai. Tai ta prasme, ne šiaip influenceriai, bet žmonės, kurie kūrė technologinius išradimus. Tai ar galim sakyti taip, kad iš tikrųjų per artimiausius 10 metų, tais 33, tiesiog nebebus, kas ateina į agroverslą, nebebus, kas ateina į prekybą, į maisto gamybą, nes visi būsim influenceriai, mes visi būsim influenceriai. Ačiū labai už klausimą, tikrai ne. Taip, sutinku, dalis jaunimo, jaunosios kartos
mato influencingo, nežinau kaip čia teisingai net lietuviškai, poveikio ar ne, to, kaip galimybę, kaip lengvą verslą, bet aš manau, kad tai irgi yra verslas. Ir tai irgi yra iš savotiškai pažiūrėjus, tai irgi yra startuolis, tu turi nuo kažko startuoti, tu turi lygiai taip pat surasti tą savo klientą, kas tavęs klausys, tada kažkokią prekę parduoti ir panašius dalykus. Tai jeigu kažkam tai atrodo, kad tai labai lengvas ir paprastas verslas, tai taip tikrai nėra. O kalbant apie ateitį, aš kaip tik sutinku labai daug jau su gana nemaža patirtimi jaunosios kartos dirbančios IT srityje, kaip pavyzdys, ar ne, giliųjų technologijų, tų pačių jaunųjų mokslo daktarų, kurie sako, žinai, Kristina, aš taip norėčiau kaime gyventi, bet vat, kad ten nėra. Grįžtam prie to paties, ar ne, ir višta ir kiaušinė sako, kad nebėra mokyklų, nebėra infrastruktūros. O sako, tai būtų gerai, tai kas čia sako, tas Vilnius, sėdau, prastovi kamščiuose ryte Vilniuje 1,5 valandos, tai kas man būtų atvažiuoti per 1,5 valandos iki Vilniaus. Tai iš tiesų manau, kad kaip tik ateitis yra tokia, kad regione gyvenimas taps prestižiniu. Aš labai stipriai tuo tikiu. Jeigu mes pasistengsime, jeigu mes tokią viziją užsibrėšime, tai kaip tik gyvenimas regione rodys tą aukštesnę kartelę. Ir kodėl sakau, paimkime vieną didžiausių pasaulio metropolių, New Yorką, ar ne, tai Hamptonai yra toli už New Yorko ir tai yra pati prestižiškiausia, brangiausia vieta. Tai aš tai tik taip matau ateitį. Aš gal čia tik tai papildysiu, kas man buvo smagu girdėti, mes turime tarp Junior Achievement rėmėjų, kaip būtų keista, prieš 6 metus tikrai gyvenime nebūčiau pagalvos, bet būtent agro sektoriaus įmonės. Jos šiandien galvoja plačiau ir, pavyzdžiui, šiemet jie atvirkščiai man paskambino, sako, Andželika, neįsivaizduojat, mūsų visų bendras darbas pasiteisino, nes stojimai į visas agro programas šiemet buvo aukščiausiam lygiai. Apie žemės ūkį kažkaip tai užvedė temas, aš irgi prie žemės labai mėgstu gaminti, auginti maistą. Ir nesenai buvau gyvybės mokslų didelį konferencijoje, darėm Vilniuje ir duotinųjų pranešimo ten apie dirbtinę miestą kalbą. Ir aš galvoju, prie ko? Aš tikėjausi, kad čia bus ten širdis, ilgaamžiškumas, visa kita. Ne, tai mokslininkai dabar kalba apie tai, kaip subalansuoti tą gyvenimą, ateities paklausą, žmonių daugėja, valgo visi daugiau mėsos, tiesiog jos normaliai neužteks. Ir sako, mums dirbtinės mėsos reikės ne todėl, kad reikės pakeisti tikrą mėsą, bet tam, kad žmonių bus daugiau ir valgys daugiau visi. Ir Lietuvoje yra mokslininkai ir startuoliai, kurie kuria ir dirbtinės mėsas, ir augina, ir technologijas, tai čia potencialo ir gali sėdėti bet kokiam mieste, tik tais pageidautina, kad vis tiek iki universiteto būtų patogu nuvažiuoti, nes aš be mokslininkų nematau, žinokite, kito scenarijaus. Ir čia besėdėdama, klausydama apie bendradarbiavimą, valdžia, verslas, žmonės, aš neišgirdau mokslo. Ir aš suprantu, kad šitą mieste nėra ten universiteto, bet šalia yra dideli miestai, kur yra puikūs universitetai. Tikrai centrai. Ir reikia tiesiog išdrįsti ten, nueiti su jais, susipažinti, pasišnekėti ir tada vystyti idėjas, nes iš tikrųjų tos tikrosios inovacijos, kurių dar nėra, tai jos dažniausiai negimsta sėdint prie stalo, vienam kuriant ant popieriaus. Reikia mokslininkų, ar ne, Kristina? Ačiū labai, galbūt dar klausimų yra iš auditorijos, žinokit, mūsų laikas tikrai tirpsta, klauskit. Jeigu galima, galvoja kažkas klausimus, tai prie to paties pareklamuosiu, nes bus Agro maisto forumas lapkričio 14 dieną, kur atvažiuos ne tik įtakingiausi, nežinau, agro maisto ateities kūrėjai Lietuvos, bet ir iš visos Europos Sąjungos. Šiemet sulauksime net ir iš JAV ir iš UK. Tai ten viena kaip tik diskusijų ir bus apie mėsą gamintą laboratorijoje, tai yra pavyzdžiui kiaušinis be vištos ir pienas be karvyčių. Tai
kol klausimo nėra, tai irgi norisi dar pakalbėti ne tik apie idėjas, bet ir apie pinigus. Ne? Girdėjo tokį terminą VVL? Yra Vidurio vakarų Lietuva ir yra Vilniaus regionas. Lietuva padalinta į dvi dalis. Ir dabar struktūrinių fondų finansai, kurie ateina, 80% visų priemonių yra skirta VVL, taip vadinamam. Ir mes diskriminuojam Vilnių dėl to, kad per gerai gyvena. Ir ten yra labai daug investicijų ir inovacijų. Ir Vilnius buvo pagrindinis klientas, kuris susirinkdavo būtent tos MTEP-inius kvietimus, kurti inovatyvius produktus, juos komercializuoti, vystyti. Dabar Vilnius negauna, nebent jie iš jau high-tech sumanios specializacijos srities, bet visa kita Lietuva yra visiškai atidarytos duris ir prioritetas yra inovacijos. Tai žinokit, mes jau irgi po Lietuvą ir pavažiuojam kartais ir reklamuojame, kad žiūrėk, tikrai yra pinigų, tų kvietimų ir jie kartosis. Tai reikia tiesiog stebėti, kam jie yra. Jeigu šiuo metu nesat pasiruošę, paskaitykit, ką finansuoja. Ten, pavyzdžiui, tenais Ino startas yra pradedantiem, Ino spurtas augantiem, Ino branda ten užaugusiam, įvairūs labai pagal etapus ir tam paskaičius tiesiog galima pasiruošti gerą projektą ir ateiti ir kitais metais. Tai tie pinigai tikrai dar nesibaigia ir sakau, kadangi šita teritorija nuo Vilniaus ties Kaunu prasideda ir į vakarus, visos galimybės. Labai gražiai skamba, bet kiek realiai tai yra realu, kad bent dalis tų lėšų ir tų idėjų ateitų būtent į Sūduvos kraštą, iš Šakius? Daugiausia paraiškų gauname, spėkit, iš kur? Iš Kauno. Tai konkuruokit su Kaunu. Klaipėda gal antroje vietoje. Tai iš tikrųjų, žinot, ten ne nuo regiono priklauso, viskas priklauso nuo idėjos stiprumo. Ir aš sakau, gerų idėjų yra mažiau negu pinigų. Ir iš tikrųjų nėra ten tokia baisi konkurencija, ar taip neįmanoma gauti. Jeigu ne mes, tai pavyzdžiui, ten yra VVG, vietos veiklos grupės, yra savivaldybių programos. Tai tik tai idėjos geros reikia. Kas yra gera idėja? Štai sėdi ten jaunimo, ar ne? Sėdime čia savo ramiai Šakiuose, turim tų idėjų, bet turbūt bijom, kad irgi tas atsargumas mūsų, tas kuklumas turbūt zanavykiškas, atrodo gal šiek tiek kvaila, gal tokia ta idėja mano, ar ne, pavyzdžiui, kas yra gera idėja? Kaip apibūdinti ją, kuri susitiktų tuos pinigus? Idėja, kuri turi klientą ir pageidatina nemažai. Žinai, čia labai dažnai, kadangi mes per metus dirbam su jaunais žmonėm apie 3000 verslo idėjų praklauso mane, tai iš vienos pusės juk yra klasika, ne? Turi problemą, turi sprendimą, turi aišku klientą ir žinai, kaip uždirbti pinigų. Nors vieną pavyzdį tų sėkmingų idėjų. Pavyzdžiui, kad ir tas mūsų matematikos startuolis, į kurį mes neseniai investavom. Iš tiesų, tai yra jauni žmonės, jiem dabar tik tai 21, 22 ir 23. Mes vis pradėjome mentoriauti, jiem buvo 19 ir 18, ne? Jie atėjo su labai aiškia problema. Lietuvoje 30% vaikų neišlaiko matematikos. Kodėl? Daug priežasčių, tame tarpe ir kad mokytojų trūksta. Ne? Tai mokytojų augimo kiekio arteinančių laikotarpių nenusimato labai dramatiško, jeigu nebus ir kažkokių didesnių sisteminių pokyčių. Tai kaip dabar padėti vaikams pasiruošti matematikos egzaminam, kurie yra privalomi, dėl kurių jų visi bijo, ar ne? Tai labai aiškiai yra problema ir jinai yra pamatuojama. Ne? Tai sprendimas, ką gali be mokytojo padaryti, tai yra sukurti dirbtinio intelekto mašininį mokymąsi, kitaip tariant, pagrindu paremtą platformą, kur diagnozuojamas vaiko matematikos lygis, B yra pasiūloma jam spręsti uždavinius ir jeigu jis jau suklumpa ties tam tikrų uždavinių, jau parenka jam sistema, kuris turi nukeliauti į kokį žingsnį, ko potencialiai jis pagal spragas gali nemokėti, ką jis turi išmokti ir grįžti, tęsti mokymąsi, ar ne? Tai klientas yra labai aišku, tai yra mokyklos, tėveliai, savivaldybės, galiausiai mūsų valstybė, kurie yra suinteresuota, kad vaikai visi maksimaliai mokytųsi matematikos ir loginio mąstymo, nes ant to apskritai matyti irgi daug pastatyta ties, ko mes čia panelėje sėdėm. Visa inžinerija, jeigu mes kaip Lietuva savo sakom, kad dvi sritis, kurios mums irgi labai yra svarbios kaip valstybei, tai yra sumani inžinerija, biotechnologijos, visam tam reikia matematikos pagrindo, ar ne? Tai jie iš karto mato tą kryptį. Na ir ką, ir ketvirtas, matyt, dar labai svarbu. Žinot, visa idėja yra nuostabu,
Bet aš dažnai savo vaikų klasėje klausiu, nes penktadieniais irgi būnu mokyti, sakau, mokiniai, kokie yra 3 svarbiausi dalykai, kad į jūs investuotum. Jie ten visi sėdi, sako, idėja, ten pinigai, ten tada. Ir aš sakau, komanda, komanda ir dar kartą komanda. Nes su komanda jūs galite sukurti 10 idėjų ir pasiteisinius, ir nepasiteisinius, ir testuosite, bet va ta komanda, kuri padeda užaugti ir tokiam verslui kaip Gulbelė, ar ne, ir kitiem verslam, tai yra labai svarbu. Ir kartais netgi investuotojai supranta, kad investuoja ne į idėją, o investuoja į komandą, nes ta idėja, šiandien gal iš to entuziazmo matai, kad, na gerai, pasimokys, bet iš tikrųjų ta idėja, kuri išvažiuos, bus kita. Kaip įdomiai pasakėjai apie komandą, nes ką mes pastebėjome, kad Lietuva labai kūrėsi daug naujų verslų, dauguma jų yra mikro dydžio, 1-2 žmonės. Tai turbūt vyras, žmona arba sesuo, draugė, ir paskui jos nebeauga, nes bijo samdyti kitus žmonės. Patys dirba, nespėja, stabdo kažką, nebeinovuoja, nebekuria, nesiplečia, bet samdyti bijo. Nes, čia žmogus svetimas, algą reiks mokėti, dar kažkaip tai reikės dalintis idėjomis, informacija. Ir kame čia yra problema? Gal vis dėlto verslininką turime savo grupiai, pasakysite, jūs nebijot samdyti žmonių, o kodėl kiti bijo? Čia yra labai didelis slengstis, dėl ko užstringa ties to startu. Galbūt aš paprastai pasakysiu, reikėtų eiti į verslo informacijos centrą, reikėtų klausti, ieškoti pagalbos, galbūt kažkokią panašią bendruomenę susirasti. Vis tiek reikia daryti tos žingsnius, nes jeigu tik svajosim, tai nieko nebus. O galimybių turbūt toj mūsų aplinkoje yra daugiau negu norinčių jam pasinaudoti šiandien. Tai va tas, paskatinti reikia. Ir turbūt ta bendra aplinka, aš manyčiau, kad gal čia nebuvo to pokalbio, bet šiaip požiūris į verslą jis yra nepakankamai pozityvus ir to bendravimo tiek iš visuomenės, tiek iš, sakysim, valdžios institucijų, tai apie kažką. O iš ko tai susideda ir kaip tai gimsta, vis dėlto tie žmonės, šiek tiek ir pasmerkęs, jauna valstybė esam ir atsinešam tą, nepakankamai pozityvų bagažą. Aš žinokit, gal čia papildysiu, gerbiamą. Mes darėm labai įdomų tyrimą. Klausėm skirtingo amžiaus grupių mokinių apie jų nuostatas ir požiūrį į verslą ir verslumą. Ir labai yra įdomu, kad 13-15 metų vaikai neturi visiškai jokių nuostatų. Ar mergaitė ar berniukas bus verslininkas. Ar jeigu šeimoje tu neturėjai verslo, vadinasi, tu negali. Jie visi svajoja, visi nori skristi į kosmosą, daryti inovacijas, išrasti bakterijas, ten viską. Ir kuo vyresnis vaikas, tuo mes vis labiau jis pradeda susidurti su visuomenės nuostatom, nes jau prasideda tas amžius, kai reikia galvoti apie karjerą, tada yra labai daug patarėjų, kurie pasako, kaip iš tiesų reikia gyventi, ką pasirinkti, kaip viskas veikia. Tai labai yra įdomu, kad tas amžius iki 15 metų mes dar leidžiam vaikams svajoti, daryti, ką nori, klysti, idealizuoti visą aplinką ir tik, kuo jie yra vyresni, mes jau pradedam jiems aiškinti, kaip iš tiesų yra ir jie labai jau taip po truputėlį nusileidžia ant žemės ir pradeda visko bijoti. Iš tiesų, ką girdim, ar ne, vis 10% viso labo, ar ne, per pirmus metus ten lieka gyvų startuolių. Verslininkai prieš tai diskusijoje nuskambėjo kažkoks baubas šiek tiek, ar ne, kažkokie pikti, kažkokie konkurentai. Tai gąsdina jaunus žmonės be abejo. Gerbiamas Arūnas paminėjo, kad reikia skatinti jaunimą, motyvuoti. Kaip? Kaip dabar mūsų regione sumotyvuoti jauną žmogų šokti į verslo kelnes? Turbūt pirmiausia, mes nekurkim baubų, nes pirmiausia patys prisikūrėm. Jeigu tas baubas jau sukurtas, kaip tada jį panaikinti? Čia jau viešų ryšių specialistai. Aš pasakysiu paprastą pavyzdį. Pegaso knygynas uždarė 20 knygynų per visą Lietuvą, kadangi jų modelis pasirodė, kad, jis yra keitimas. Tai tame tarpe šakius. Tai socialiniai tinklai ir, mūsų visuomenė sukilo konkrečiai prieš mūsų bendrovę,
kokie mes esame negeriečiai, kad uždarėm knygyną. Nors mes buvom tik nuomotojai. Ir ten kokiu tik nori išvedžiojimu buvo išvedžiota, suprantate, kad kokie blogiečiai, kad uždarė knygyną. Dabar vietoj knygyno ten yra kiti labai gražus produktai. Šiandien jūs kaip tik per pietus prezentaciją ragavot, Nastė Garden, ir veikia kitas verslas, viskas tvarkoja. Bet rodos taip ir ieškoma to blogio, to kažkokio, nes be negatyvo negaliu gyventi. Ir kažkaip tas negatyvas ir verslas labai dažnai susieina. Tai aš maniau, kad pirmiausia iškykim nuo tokių lygų. Žinot, Vokietijoje vaikams kilo klausimas, ar kanclerių gali būti vyras šalyje, nes jie 17 metų iš eilės matė tik tai moterį toje pozicijoje. Tai aš sakau, čia ką matai, tą ir planuoja arba apie tai svajoja, ir aš manau, kad ir vaikam, ir jaunimui reikia matyti kuo daugiau gerų pavyzdžių. Ir to pačiu ir mokslininkų, ir verslinių teigiamų, kad jie patys susidarytų tą teigiamą įvaizdį ir neturėtų baubų. Tai čia mes irgi reikia pagalvoti, kuo mes galim prisidėti, kad kiekvienas, ar nueitumėm į mokyklą, dalyvautume mentorystės programoje, Junior Achievement turi puikią mentorystę. Mes turime irgi spiečius į mentorystės programą, pastoviai ieškom verslininkų, kurie mentoriautų tiems jauniems pradedantiems verslininkams. Tai tas čia yra abipusis eismas, kad rodyti gerus pavyzdžius, matyti, bendrauti ir tada suprasti, kad galbūt aš užaugęs irgi noriu būti kaip jis ar jį, ką aš mačiau, ir kur fainas žmogus, jam sekasi, jis įkvepia mane sėkmiai. Visiškai pritarčiau, kad vis dėlto nuo mokyklos prasideda, labai svarbus yra žinutė duodama, ar ne, nors aš visada pasijuokėme su vyru šeimoje, ar ne, nebuvo niekada neauklėjom taip sūnaus, kad kažkaip tai žemės ūkis ir panašiai, bet jeigu šiandien kažkas jo paklaustų, kuo tu nori būti užaugęs, jisai sako ūkininku. Tai nežinau, kaip tai atėjo matyti iš bendrosios aplinkos, kur tu esi, kokį tu pavyzdį matai ir apie ką tu girdi, nors mes namie kaip ir neūkininkaujam, javų neauginam, karvučių neturime, bet jo tas įvaizdis būsiu ūkininko, o kai paklausi, kas yra ūkininkas, tai sako, turėsiu darbuotojus, žemę dirbsiu, daug technikos turėsiu, toks įsivaizdavimas. Tai dabar daug ūkininkų influencerių taip pat yra, tai gal tai irgi. Tai pamatot, irgi galbūt veikia, tarp kitko, irgi galbūt veikia, galima apie tą patį kalbėti. Labai svarbu, bet vėlgi tą mintį vaikas taip, žinoma, atsineša iš mokyklos. O truputį apie jūsų buvusį klausimą, kiek šansų idėjoms iš Sūduvos laimėti, ar ne, aš taip pajokausiu, kad labai dideli, manau, šansai ir pasakysiu tuoj kodėl. Prieš 12 metų aš dirbau ir vadovavau informacinių technologijų komandai, programuotojams, taip sakant, ir mes kūrėme pirmąją Lietuvoje sistemą, informacinę sistemą skirtą ūkininkams nuo nulio, visiškai lietuviška. Ir pirmoji bendrovė, pirmieji ūkininkai, kurie įsidėgė šią sistemą, kurią testavo, buvo būtent Šakiuose, žemės ūkio bendrovė Griškabūdis, ir šiandien dienai naudoja tą programą. Ir žinot, aš tik jau šiandien nematau, gerbiamas pirmininkas buvo tikrai ryte. Ir ką norėjau pasakyti, kad tuo metu niekas nei apie skaitmeninimą kalbėjo, atvažiavau, irgi mergina, tai jūs įsivaizduokit, prieš 12 metų, tai jaunesnė dar tokia, sako, ką tu čia mums papasakosi, ką tu mums tokio parodysi. Ir aš kaip dabar atsimenu, sėdėjom, diskutavom su agronomu, jau su tikrai patirtimi, su amžiumi žmogumi, jisai sako, žinai, aš tau pasakysiu tiesiai šviesiai. Tik per mano lavoną čia šitas bus dalykas, sako, niekaip. Ir po mėnesio, jis sako, tu žinai, geriausias dalykas, ką kada nors teko turėti. Tai tikrai, manau, esate inovatyvūs, pasiruošę inovacijomis ir labai daug šansų. Ačiū labai, labai smagu girdėti gerus žodžius regionui. Ir mielieji, paskutinė galimybė jums užduoti klausimą šiems turtingiems žiniomis ir savo patirtimi mūsų diskusijos dalyviams. Tad prašom prie mikrofonų, kas turite klausimų drąsiai. Aš rimtai noriu, kad jūs užduotumėt klausimą, prašau.
Giedriau Kulakai, kokį jūs turite klausimą? Arba Merė, prašau. Mano klausimas labai paprastas. Va čia labai kalbant apie tą demoną verslininką. Kodėl tiek mažai žmonių nori būti verslininkais, nors akivaizdu, kad atlyginimai yra didesni negu valdiškam sektoriui, ir tiek daug yra norinčių būti politikais. Maždaug man reikėjo 6000 balsų, kad tapčiau politiku, bet norinčių buvo gal 10. Tai kaip jūs manot, kodėl taip yra? Vat aš irgi taip galvoju, kad čia tu galvoji, kad tu automatiškai viską gausi ir tau nereikės nieko stengtis. Taip ir yra, ne? Tai gal politikų rinkimų struktūros geriau veikia, reiškia atidirbta sistema, verslai žymiai sudėtingiau, o politikoje, kai viskas struktūrizuota, atidirbta, aiškus ciklai. Iš tikrųjų turbūt galvoja, kad lengviau, nes jaunų, bet irgi kiek tenka susidurti, tai kuo nori būti valdininku, reiškia, valstybės tarnyba pati labiausiai siektina profesija, ko siekia jauni žmonės. Tai tas neapibrėžtumas ir ta rizika, kas laukia tam savarankiškam vertės kūrime ir gyvenime, tai pakankamai gąsdina. Tai vat, o jeigu, aišku, gerai, kad valstybė mes turėsim labai atsakingus ir sėkmingus tos valstybės tvarkytojus, bet kuo jų daugiau, tai mums to sunkiau. Kadangi tikrai turime paskutinės minutės, mes norime paleisti mūsų kantriausius diskusijos dalyvius, kurie kantriai išlaukė paskutinės diskusijos, tai trumpai, po patarimą galbūt, gal visą receptą, ar ne, kaip Sūduvai per tuos 10 metų tapti patrauklę, inovatyvę ir pritraukti daug jaunimo, kad ne iš šakių jaunimas išvažiuotų, o į šakius. Aš gal pasinaudosiu Lietuvos strateginio pasirinkimo pavyzdžiu, kaip buvo pasirinktos sumanios specializacijos sritis, kur Lietuva nori investuoti, kur yra prioritetas. Vis tiek buvo žiūrima, kur yra mokslinis potencialas, kokios jų įmonės sėkmingos, infrastruktūra, aplamai visa ekosistema, ar, kaip sakyti, ne ant balto lapo. Gyvybės mokslai kodėl atsirado? Daug universitetų, daug kolegijų, daug medicinos įstaigų, aukštas lygis, patentai, inovacijos, straipsniai, įmonės ir taip toliau. Tai aš galvočiau, kad čia nereikia nieko taip eksperimentuoti baisiai, reikia, nes jeigu visiškai darysite eksperimentą ir pradėsit kurti raketas, tai, žinot, galit bankrutuoti kaip startuolis, visas Sūduvos kraštas. Tai nelinkiu, tai saugesnė strategija būtų, kas yra jūsų stiprybės. Žemės ūkis, apdirbamoji pramonė, tai paimkit, tai tiesiog pažiūrėkit, ką ten galima sujungti, apjungti, bendrai kurti, inovuoti, pakelti aukštesnį lygį, išeiti į pasaulį, daryti eksportą ir iš karto augimas kartais, nes neužsidaryti savo regioninę vienetę, bet pasižiūrėti savo stiprybės, kaip galit vienas kitą papildyti, žiedinė ekonomika, skaitmeninimas dabar. Ir tada, naujas kažkoks produktas ar paslauga ir jūs jau būsite trejetuke. Ačiū labai. Taip, jums tai receptas ir yra. Aš gal vis tiek atstovaudama jaunimo ugdymą, matyt, yra 2 dalykai. Visų pirma, tai labai noriu pasidžiaugti pastarųjų kelių metų darbu čia su Šakių miesto mokyklomis, diegiant net pas pradinukus, verslumo, finansinio raštingumo ugdymo programas, tęsiant gimnazijos klasėse. Tai matyt noriu palinkėti to kažkada, ką kalbėjom su premjere, kad kiekvienas vaikas, baigęs mokyklą Šakiuose, turėtų galimybę įkurti mokomąją mokinių bendrovę ir kiekvienas vaikas turėtų galimybę šešėliauti pas jūs, mėly verslininkai, bent 1 dieną per metus ir pamatyti, ką jūs dirbat visą dieną. Pratęsiant ir gerbiamos Romualdos ir Andželikos mintis, aš palinkėsiu Sūduvos kraštų tapti inovacijų slėniu. Visi žinom Silikono slėnį, ar ne? Tai tapkite pilotinių inovacijų slėnių, tam turite visą infrastruktūrą, bendradarbiaukite, žinoma, be valdžios nepavyks šito padaryti, bet tikiu, kad galima susivienyti mokslui, verslui ir akademijai, kas jau ir vyksta, ar ne, jau net mokyklose steigiamos specialios inžinerinės klasės ir manau tikrai galima labai daug pasiekti, tuo labiau, kad dabar tokios iniciatyvos kaip regionų inovacijų slėniai
startuolių regionai, startuolių kaimai, sumanus kaimai yra labai skatinami ir tikrai galima rasti tam investicinių lėšų. Esu įsitikinęs, kad nei iš kosmoso, nei iš kitur čia niekas neskris mūsų gerovės kurta, kur tą gerovę teks mums kurti patiems. Arba tie, kurie čia šiandien auga, arba tie, kurie užaugo išėjo, taip kad aš manau, kad ugdykim pagarbą vieni kitiem, padėkokim už gerus darbus ir skatinkim, kad tas, kuris turi idėjų, tas, kuris turi patirties ir šičia jį pagražinės, atnešęs ir kada dalinasi, mes jį vertinkim, nes tų, kur dalinasi, pas mus yra tikrai nemažai. Padarykim, kad tų besidalinančių būtų daugiau ir mes būsim laimingesni. Ačiū labai. Labai ačiū visiems diskusijos dalyviams. Pagal klausimų gausą atrodytų, kad čia pražūtis toj Sūduvoj, bet aš labai tikiu, kad tik kuklūs esam ir santūrūs, tad po 10 metų tikrai atrodysime puikiai. Rimute? Aš tik replikos noriu pabaigai, o jūs švenčių nelinkit? Šitą grupę nelinkit švenčių. Nes šitai grupiai kiekviena diena turbūt kaip šventė, skatinant jaunus žmonės, motyvuoja.